Žiniasklaidoje bei internete yra labai daug klaidinančios informacijos apie sveiką mitybą. Ir man neretai tenka girdėti iš žmonių, kad aš negaliu sveikai maitintis, tenka per daug visko atsisakyti, man nepatinka, tai per sunku, tai per didelė apkrova, tai per brangu. Visi šitie milžiniški apribojimai yra ne man ir dėl to aš net nesistengsiu valgyti sveikai. Kviečiu Jūs šiandien išsiaiškinti, ar iš tiesų sveika mityba yra sunkiai pasiekiama šiuolaikiniam pasaulyje. Visiems hi, aš esu Viktorija ir welcome back į mano kanalą, kur mes leidžiam laiką su Talku. Aš esu kvalifikuota fitneso trenerė ir didelė sveikos mitybos entuziastė. Apie visus punktus pakalbėsim iš eilės. Apribojimai. Dažnai tenka girdėti, kad sveika mityba tai yra vien apribojimai, tenka atsisakyti kažkokių maisto grupių, kaip pieno produktų arba visų angliavandenių, ir tai yra netiesa. Sveika mityba atvirkščiai yra apie tai, kad įtraukti į savo racioną kuo daugiau maisto, įvairaus maisto, įvairių spalvų, kad tavo racionas būtų kuo įvairesnis savo tekstūrom, mikroelementais ir vitaminais, kuriuos tu gauni iš maisto. Ko mes iš tiesų stengiamės atsisakyti, tai yra ultra perdirbtų produktų, transriebalų bei šitų greitų angliavandenių su dideliu cukraus pertekliu. O atsisakyti kažkokios produktų grupės kaip pieno produktų ar angliavandenių reikia tik, jeigu jūs netoleruojate šitų produktų, jeigu jūs turit gydytojo rekomendaciją, kad jums geriau šitų dalykų nevalgyti. Jeigu jūs puikiai toleruojate šitos produktus ir mėgstat juos, tai jums tikrai nereikia jų atsisakyti. Sveikas maistas yra brangu. Ir man neretai tenka matyti postus, kad lašiša, uogos ir aš negaliu leisti savo valgyti taip kiekvieną dieną. Be abejo, sveiki produktai yra nepigus, bet reikia nepamiršti, kad sveika mityba tai ne kažkokie egzotiški įmantrūs patiekalai, kažkokie išradingi receptai ir kiekvieną dieną kažkas tokio įmantraus. Tai yra tiesiog subalansuotas maistas, kur pakankamai baltymų, angliavandenių, riebalų ir viskas yra gerai subalansuota. Sveikas maistas tai nėra estetika, tai gali būti ir kotletai su grikiais ir salotom, ir tai yra pakankamai sveikas maistas. Tuo labiau grikiai iš viso yra pačios geriausios kruopos. Jeigu jūs reguliariai juos vartojate, jau pakankamai viskas neblogai. Tai nebūtinai turi būti kažkokios čia sėklos, kurios yra brangesnės, ar tai nebūtinai turi būti lašiša. Tai balta žuvis irgi yra puikus omega-3 šaltinis. Sezoniniai vaisiai, daržovės bei uogos yra puiku. Taip pat galima vartoti į maistą šaldytas daržovės bei uogas ir tai irgi puikus variantas. Tai nebūtinai turi būti kažkoks brangesnis lyno sėmenų aliejus arba alyvuogių aliejus su trūmais. Tai gali būti tiesiog saulėgrąžų aliejus. Tiesiog esmė yra tame, ką jūs jame kepat. Gal čeburekus, tada negerai, bet jeigu jūs tiesiog kažkiek papilat ant keptuvės, kai daro daržovių ir mėsos troškinį, saulėgrąžų aliejus taip pat tiks. Sunku ruošti sveiką maistą. Kažkodėl yra toks mitas tikriausiai dėl greito maisto. Atrodo, kad greito maisto restoranas, pasąmoningai kažkaip atrodo, kad greitas maistas tai yra būtinai iškart nesveikas maistas. Tačiau realiai visas sveikas maistas ruošiamas labai greitai. Troškintos daržovės su mėsa ir ryžiais ar makaronais, toks patiekalas gali būti paruoštas per 20-15 minučių ir tai yra tikrai labai sveikas maistas. Greito maisto restoranas tai iš esmės nėra greitas maistas, jis tiesiog jums greitai pateikiamas, bet jis paruoštas yra iš anksto, tos bandelės yra iškeptos seniai ir užšaldytos, tos mėsos visos yra paruoštos iš anksto ir užšaldytos. Greitas maistas tai nebūtinai nesveikas maistas. Sumuštinis irgi gali būti skirtingas. Tai gali būti labai subalansuotas patiekalas, kuriame bus visko, ir angliavandenių, ir baltymų, ir daržovių, ir sveikų riebalų. Tai yra puikūs subalansuoti pusryčių variantai. Taip pat yra toks dažnas nusiteikimas, kad sveikas maistas tai yra neskanu, tai būtinai liesa ir be jokių skonių. Tikrai ne, nes prieskonių niekas nedraudžia naudoti. Vis tiek mūsų maistui dauguma to skonio duoda prieskoniai. Be abejo, gali būti ta visiškai liesa mityba, kai visiškai nėra spalvos ir skonio. Niekas nerekomenduoja jums to valgyti. Jeigu jūs norit valgyti sveikai, jūs vis tiek galit vartoti labai įvairų maistą su daug prieskonių. Netgi riebūs padažai proto ribose gali būti salotose arba ant kai kurių patiekalų. Pavyzdžiui, koldūnai. Koldūnai nėra nesveikas maistas. 100 gramų koldūnų turi apie 300 kalorijų. Jeigu jūs suvalgėt porciją koldūnų su trupučiu grietinės ir dar su salotom šone, tai visiškai subalansuota sveika mityba. Todėl sveika subalansuota mityba
tikrai gali būti skani ir nebūtinai atsisakyti savo mėgstamų produktų. Taip pat, kad sveikas maistas tai yra didelė apkrova, tenka viską skaičiuoti, matuoti, skaičiuoti kalorijas, sverti produktus, kai gamini. Bet tai irgi nebūtina. Žinau, kad kartais yra atvejų, kai tenka paskaičiuoti kalorijas, ypač pradžioj, kad suprasti, kur, ką, kaip tu valgai. Bet iš esmės, jeigu jūs nesat sportininkas, kuriam reikalingas ten griežtas tam tikras kiekis kalorijų, tai visais kitais atvejais vis daugiau nutriciologų siūlo lėkštės metodą, kur paprastas dalykas, aš apie tai dažnai kalbu savo video, kad lėkštės metodas iš viso yra pats lengviausias dalykas subalansuoti savo mitybą, kai jūs į vieną lėkštę dedat savo baltymus, savo angliavandenius ir savo daržoves ir taip matot visą maistą, kurį jūs suvalgėt. Lygiai taip pat jį galima pritaikyti savo pagal poreikius, jeigu jūs norit numesti svorį arba palaikyti svorį. Tokio lėkštėje bus daugiau salotų, tačiau jeigu jūsų tikslas priauginti raumenis, jums tada reikia daugiau baltymų. Ir tos proporcijos pačioje lėkštėje gali šiek tiek svyruoti, bet iš esmės tai yra labai lengvas būdas stebėti savo mitybą ir ją subalansuoti. O net jei reikia skaičiuoti kalorijas, šiais laikais yra įvairių programėlių, kurios tai daro už tave ir tai yra ne taip sunku ir ne tokia didelė apkrova. Todėl šiuolaikiniam pasaulyje sveika subalansuota mityba nėra didelė apkrova, tai nereikalauja labai daug pastangų ir labai daug darbo. Jeigu jūs pasižiūrėjote šį video iki čia, vadinasi, jis jums bent kažkiek patiko. Todėl aš prašau, paspausk patinka. Tai yra nemokamai, jums nesunku, man malonu. Tai be galo padeda tokiam mažam kanalui kaip mano. Ačiū visiems, kas pažiūrėjo šį video iki galo. Taip pat, jeigu jums patiko šis video, jums gali patikti šitie video. Ačiū, kad pažiūrėjote šį video iki galo. Visiems bye!